Na ką, ir paskutinis 25 uždavinys. Uždavinys su šauktuku. Ekologiškų transporto priemonių logikos reikalaujantis uždavinys. Dviračių sportas. Kas nežino formulės kelio, formulės S lygu V kart T, tas turbūt čia uždavinio nepradėjo spręsti. O kas pradėjo, tai ko gero ir nepasigailėjo, nes taškelius rinkti tikrai yra įmanoma. Mums reikia rasti kažkokį tai T laiką. Taip, ten po kažkokio tai momento, kažkurio kaip ten sąlygoje, gana sudėtingai aprašyta. Trumpai sąlygą pavaizduokime schemą brėžiniu. Atstumas tarp miestų AB. Pirmasis dviratininko, pirmojo dviratininko judėjimas, antrojo dviratininko judėjimas. Pirmasis dviratininkas važiavo iki kaktomušos, iki sankirtos, iki prasilenkimo su antruoju dviratininku. Pažymėjau brūkšniuku ir važiavo likusią kelio dalį. Žinom, kad važiavo likusią kelio dalį 36 minutės. Antrasis dviratininkas važiavo likusią kelio dalį 25 minutės. Na, katras iš jų greitesnis. Šitas visą atstumą važiavo 11 minučių ilgiau, tai reiškia pirmasis yra greitesnis, bet to bus uždavinys apie greičius nieko neklausia, o klausia laiką, prašo rasti laiką, tą laiką pasižymėkime T, per kurį pirmasis dviratininkas atvažiavo iki sankirtos, iki prasilenkė su antruoju dviratininku. Tiek pat laiko važiavo ir antrasis dviratininkas iki susitikimo. Koks pirmojo dviratininko greitis? Formulės lygu VT, tai reikia ir žaisti su tais dydžiais. Pirmojo dviratininko greitį, jų greičio mes nežinom, pažymime jį V1, jis važiavo laiką taip, šitą atstumą. Antrojo dviratininko greitį pažymėkime V2, kuris važiavo iki susitikimo, važiavo irgi tą patį laiką T. Kokiu greičiu važiavo pirmasis dviratininkas likusią kelio dalį? Tokiu pačiu, tuo pačiu savo greičiu, kaip ir pirmą kelio dalį, tai yra V1. Kokiu greičiu važiavo antrąją kelio dalį antrasis dviratininkas? Iki taško A važiavo greičiu V2. Na ir ką galima iš to išpešti? Šie atstumai yra lygus. Šis juodas lygus šiam raudonam, šis raudonas lygus šiam juodam. Na ir užrašykime tas dvi lygybės, kurias galima rašyti naudojantis turimais dydžiais. Greitis laikas, greitis laikas, greitis laikas, greitis laikas, greitis laikas, greitis laikas. Taip. Nuvažiuotas atstumas pirmojo dviratininko iki susitikimo yra V1 kart T. Ir jis yra lygus tas atstumas, yra toks pats kaip šis atstumas V2 kart 25 minutės. Taip. Na ir atitinkama analogiška lygybė. Antrai porai rodiklių viršuje pačioje esančių V1 kart 36 yra lygu V2 kart T. 2 kart T. Sudarėme dvi lygtis. Gavome sistemą, bet čia šiek tiek reikia stabtelėti. Kiek nežinomųjų? Lygtys 2, o nežinomieji čia. Nežinomųjų turim 3. V1, V2 ir T. Išsigąsti to nereikia. Paskutinis uždavinys. Gana nesudėtingai ta sistema, nors 3 nežinomieji, o lygtys tik 2. Išsisprendžia. Mums reikia rasti T dydį. Na tai išsireikškime daug negalvodami iš kurios nors lygties, kuri nors nežinoma į V1 ar V2. Na, išsireiškim. Aš išsireiškiu šiuo atveju V1. Na, parašysiu čia iš karto atvirkščiai. 25 V2. Skaičiu dauginamosius vietomis. Na, V1 yra lygus štai tokiam santykiui 25 V2 padalyta iš T. Vietoj V1 gautą išraišką statau į antrąją lygtį, čia. Ir ką gaunu? Įsistatęs 25 V2 padalyta iš T kart 36 yra lygu V2 kart T. Vėl šiek tiek stabtelim, pasižiūrim į šią
lygtį ir ką matom? Kad ramiai iš V2 galima abi pusės suprastinti, tai yra padalyti kairę ir dešinę pusę iš V2. O kodėl galim iš V2 dalyti? Kodėl nebijom dalyti? Nes greitis V2 tikrai nenulis. Dalinam iš V2 ir ką gaunam? 25 kart 36 padalyta iš T ir yra lygu T. Na, iš čia belieka susigaudyti, kas iki šitos vietos nuvažiavote. Tai čia labai greitai matom, kad T kvadratu yra lygu 25 kart 36 ir net kalkuliatoriaus nereikia. Šaknį belieka ištraukti iš tos sandaugos, šaknis bus 5 kart 6. Neigiamas lygties sprendinys aišku netinka, nes laikas T pagal prasmę ne nulis, tai T laikas yra 5 kart 6 yra 30. Čia buvo minutės, atstumas ar metrai ar kilometrai visai mums nesvarbu, tai čia atsakymas yra 30 minučių. Tiek pirmasis, tiek antrasis dviratininkai važiavo, tiek pirmasis, tiek antrasis važiavo 30 minučių iki savo susitikimo. Bet klausė pirmojo, tai rašom atsakymą, kad pabaigta.